Šiandien mes aptarsim visas populiariausias strategijas, kaip patikti merginai ir ką šiuolaikinė psichologija mums pataria daryti, norint kurti ryšį su mergina. O pabaigoje aš jums duosiu konkretų veikiantį būdą iššaukti moters jausmus. Pirma strategija tai aišku yra pikaperių skrinelė, kur iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad viskas, ką tu iš jos trauki, yra tiesiog aukso vertės, o visos moteris kaip vaikas čiupa čiupsa bando tiest rankų ir jo pasiekti. Merginos šypsosi, šiek tiek gėdijasi ir prašosi, kad tu jas nusivestum į kokį ramų kampelį. Kodėl taip gaunasi? Patyrę pikaperiai iš tikrųjų žino, kaip sužadinti merginos emocijas, čia ne paslaptis. Visokios nesąmonės kaip šilta, šalta, pick-up lainai visom įvairiom pasitaikysiam situacijom. Šitų paprastų triukų pakanka, kad sužadinti cheminės reakcijas merginos galvoje. Aš dar paauglystėje šitas schemas taikiau, tipo šilta, šalta, žinot, ten parašai kažkam, sukelia emocijas, tada atitolsti, duodi ryškės emocijas, padarai, kad jį pasijaustų gerai ir atsitraukia. Basicai. Merginos galvoje samišis. Dar vakar jis man kojas bučiavo, dovanas pirko, o dabar žiūri kiaurai kaip į sieną. Kas vyksta? Tai iš tikrųjų sukelia dopamino ir oksitocino bangas ir mergina su dar didesniu noru laukia laiko praleidimo su tavim. Čia problema atsiranda kiek vėliau, kada jūsų santykiai pasidaro kur kas sudėtingesni nei laikymasis už rankučių, apsikabinus popkornų dėžę ir sėdit kino teatre. Ne. O kaip tas magiškas šilta šalta dirbs ilgalaikėje perspektyvoje? Kai jūs jau gyvenat kartu, na arba bent jau reguliariai susitinkat. Efektas šitos schemutės keisis nuo daugybės faktorių, apie kuriuos pikapo psichologija niekada nešneka. Kaip keisis moters biochemija priklausomai nuo visų aplinkybių, kurios iš esmės ir turi pagrindinį svertą jūsų tarpusavio santykyje. Nu pavyzdžiui, įsivaizduokim, tu išvažiavai savaitę į komandiruotę. Jie apie tai žino. Tai nepaslaptis. Jei tai sukels dopamino bangas ar ne. Arba, sakykim, jūs susipykot ir tu eini rašai. Tai sujautrina jos hormonų sistemą ar ne. O sakykim, tu paėmei ir tiesiog dingai. Tai sukels jos romantinį interesą. Ar galbūt tiesiog prives prie nesusipratimo. Pikaperiai nesigilina į niuansus. Jie veikia pagal principą daryk ir kažkas gausis. Ilgalaikiuose santykiuose tai sukelia tiesiog absurdiškas situacijas. Ką tada darys toks vyras, kada pas jį bus žmona ir mažas vaikas? Todėl vyrui belieka arba pilnai pasiduoti moteriai ir tikėtis, kad jam išskirs bent šiltą kampelį jo paties namuose. Arba bandyti taikyti savo pikapo triukus ant tų, kurias dar įmanoma nustebinti. Ir kuo daugiau vyrai šitom nesąmonėm užsiema, tuo mažesnę motivaciją jie turi įgyti tikrą gebėjimą bendrauti su moterim. Ilgose santykiuose. O mes jau žinom finalą tokių istorijų. Tai absoliutus nusivylimas šeimyniniu gyvenimu. Susidėvėjusi nervų sistema, depresija, apatija. Ir pabaiga. Antroji klaidinga strategija tai tipinių romantikų arsenalas. Pilnas romantiko atsainumas priveda prie tų pačių liūdnų pasiekmių. Tik kitų kelių. Romantikas į santykinį gyvenimą pakliūna be jokio žemėlapio, be žodyno. Vyrui atrodo, kad kiekviena mergina unikali, o jo romantinė istorija nepakartojama. O reiškia, stengtis kažką galvoti neverta. Todėl jo pagrindinė strategija tampa totalus draugiškumas. Vyras moterį supranta, žinot, labai primityviai. Ji nusišypsojo, reiškia viskas gerai. Nesišypso, reiškia blogai. Įsimylėjęs romantikas priema bet kokią merginos reakciją į širdį. Vat kai ji šypsaisi, reiškia, jis viską daro teisingai. O kai pyksta, rėkauja, daužo indus, reiškia jis kaltas ir reikia staigiai kažkaip taisyti situaciją. Jeigu santykiuose nutinka bėda, romantikas pirmas bėgs prašyti pagalbos pas kitą moterį. Jis tiki, kad geriausiai moterį supranta kitos moteris. Ir kągi toks vyras gaus iš merginos patarimų? Instrukcijas,
Kaip vėl priversti merginą šypsotis? Padaryk tai, ko jinai nori. Todėl merginai atsiranda opcija su šypsena rėžti įsimylėjusiam vyrui. Nori šiek tiek kaifo? O dabar nori? Tai daryk taip, kaip aš tau pasakysiu ir viskas. Vyras, nesuprasdamas merginų psichologijos, išgirdė žodį kaifas ir pamatė šypseną, galvoja, kad tai prieraišumo ir meilės ženklas. O iš tikrųjų gaunasi taip, kad jis turi išpildyti visus jos reikalavimus, kad pretenduot bent į kruopelę jos geranoriškumo. Kaip jau turbūt supratot, tai toli jo nenuves. Net pats patogiausias vyras pasaulyje anksčiau ar vėliau atsidurs tokioje situacijoje, kai jo mergina susiras kitą įdomesnį variantą. Bandymas moteriai suteikti maksimalų komfortą ir siekimas iš visų jėgų tą komforto lygį pakelti aukščiau, na tai mažų mažiausiai sunku, brangu ir beprasmiška. Net jei tu atsisakysi absoliučiai visų principų ir pilnai atsiduosi jai, tai juk net nėra tai, ko jinai nori. Paklausk bet kokios moters, ką ji labiausiai mylėjo praeitį. Tai tikrai bus ne tas vyras, kuris daugiausiai dėl jos padarė, o dažniausiai netgi atvirkščiai. Strategija numeris 3 - tai geranoriškas ir sąžiningas su pačiu savimi žmogus. Jo priėjimas prie santykių ženkliai skiriasi nuo praeitų dviejų. Jo tikslas santykiuose - tai ne linksmybės ar kaifo ieškojimas, o misija tapti tėvu, atsakingai užauginti vaikus ir padaryti laimingą iš tikrųjų gerą moterį. Dažniausiai trečią kelią renkasi žmonės nuolankus, morališki, dvasingi, dažnai tai būna religingi vyrai. Tam tikram lygmenį tokie vyrai yra apsaugoti nuo aklo kaifo gaudimo, nes įprastai jie turi išugdytą savikontrolę ir yra įpratę neleisti savo tam tikrų malonumų. Logiška, kad toks vyras ieškos į save panašios moters. Tačiau problema tokių vyrų tame, kad jie, kaip ir visi kiti, nesupranta moteriškos kalbos ir moters emocijų valdymo principų. Jis orientuosis į kažkokius požymius iš aplinkos. Nu pavyzdžiui, neiššaukianti apranga, mandagus bendravimas su kitais žmonėmis, suvaldomas charakteris ir panašiai. Žinoma, tokiu būdu šansas susirasti tinkamą merginą sveikiems ilgalaikiams santykiams išauga kelis kartus. Net neabejotinai. Bet tai vis dar avantūra, žinot, ant pasitikėjimo. Nes aistrą, kaifą ir linksmybės jachtoje visada galima suvinioti į šventuolės nosinaitį ir laikinai viskas atrodys labai gerai. Labai ten viskas gražu ir fainai. Dažniausiai mergina pati net nenutokia, kokias problemas jie atneša šeimyninį gyvenimą. Todėl ramus, teisingas elgesys per pasimatymą tai dar nieko nereiškia. Išoriškas padarumas tai tik viltis į tai, kad ši mergina tinkama ilgalaikiams santykiams. O jei ta viltis pasirodys klaidinga, tai vyras išgyvens gana stiprų smūgį, nuo kurio kai kurie gyja metus ar net dar ilgiau. Vienintelė strategija gebanti suteikti vyrui stabilius sveikus santykius yra pilnas supratimas ir absoliutus aiškumas kiekviename santykių etape. Čia, kai ji per pasimatymą tau sako, man labai svarbu, kad vyras mane suprastų, palaikytų ir neįspraustų į griežtus rėmus, nes aš esu turėjus nekokią patirtį su labai egoistišku ir despotišku žmogumi. O tu pasiemi žodyną, o taip atsiverti ir išsiverti šitą citatą į lietuvių kalbą. Aš mečiau savo buvusi, nes man norėjos linksmintis, o jis buvo prieš. Kai aš pradėjau kelt skandalą, jis manęs neklausė. Taškas. Svarbu ne tik žinoti, kaip suvilioti moterį pasitelkiant keletą ten kažkokių iš anksto paruoštų frazių iš interneto. Reikia suprasti kiekvieną niuansą moterų kalbos, kiekvieną intonaciją, kuri pilnai pakeičia sakomų eilučių reikšmę. O dabar pakalbėkim apie niuansus. Aš atsakysiu į tuos klausimus, kuriuos pats savo kadaise buvau išsikėlęs. Jeigu tu
išvažiuoji tą pačią komandiruotę, kuri buvo suplanuota ir tavo moteris apie tai žino. Dopamino susvyravimas bus minimalus, arba jo nebus iš vis. O vat jeigu tai yra nesuplanuota distancija, kad ir ta pati komandiruotė, tu įsakai, kad va man čia rytoj reiks išvažiuoti, jausmų sukelimas potencialiai bus didesnis dėl netikėtumo faktorius. Atkreipkite dėmesį į šį mažą niuansą. Tiek pirmu, tiek antru atveju mes iš esmės darom vieną ir tą patį veiksmą. Tai tiesiog vienas kito nematymas šiek tiek ilgesnį laiko tarpą. O hormoninė reakcija bus daug didesnė nuo tokios iš pirmo žvilgsnio nereikšmingos detalės. Tada aš iškėliau savo kitą klausimą. O kada ta reakcija ir moters ilgesys būna pats didžiausias? Čia viskas savaime aišku, kad po ryškiausių malonių momentų arba po kurio nors periodo, per kurį tų momentų prisikaupia daugiau, bet čia esminis momentas, kad būtinai ta distancija turi prasidėti pozityvia gaida ir ne kaip kitaip. Jeigu jie atsiranda kažkaip nelaiku, ne vietoj, be aiškių priežasčių, tai geriausiu atveju moteriai sukels pasimetimą, o blogiausiu pyktį ir nepasitikėjimą. Ir tuo pačiu tu paleidi absoliučiai nepageidaujamą procesą. Nejučiom pradedi užslėptą konfliktą, kuris vystosi pagal visiškai kitus principus. Dopaminas ir oksitocinas tokiu atveju merginai išsiskiria ne tada, kai jūs susipykstat. Atvirkščiai, jai norisi tave atstumti. Hormonai įsijaudrina ir pradeda augti tik, kai jinai pajaučia tave praradus. Tai gali užtrukti ir 10 minučių, porą dienų ir kelis metus. Viskas priklauso nuo aplinkybių, bet tavęs išsiilgs tik po to, kai užfiksuos praradimo faktorių. Moteris turi pati įtikėti tuom, kad tu pats pas ją jau nebesugrįši. Praeitis susiniveliuoja ir nueina į antrą planą, o tada įsijungia ilgesys ir jinai vėl pradeda tavęs norėti. Taigi, iš tikrųjų, per konfliktinę situaciją galima prisijaukinti merginą ir priversti ją apie tave galvoti. Bet tai yra antiek juvelyrinis darbas, kad be tinkamų žinių tu tiesiog ant 200 km/h įsitiekši į betoninę sieną. Čia aišku būtina žinoti ir suprasti moterų tipus, nes su viena mergina tu gali būti romantiškas, dažnai rodyti kažkokius tam gražius gestus, pirkti dovanas ir panašiai. Ok, su kai kuriom merginom tą galima daryti, bet su jom reikia aiškiai jausti, kada tas stimulas ir noras būti kartu vos apmažėja. Sakykim, jūs prabuvot kartu visą dieną, linksmai praleidot laiką ir tau išėjus ji nepaklausė, o kada mes susitiksim vėl. Tada praeina dar kelios dienos, nerašo. Ir va čia tu supranti, kad aš turiu dalimis, fragmentais, bet tą distanciją tarp mūsų kažkaip padidinti. Yra merginų, kurios net į dialogą su tavim nesivels, jei tu nuo pat pradžių parodysi bent minimalų susidomėjimą. Jinai būtinai turi pati ant tavęs užkliūti. Kas turi patirties su skirtingom merginom žino ir supranta, apie ką aš kalbu. Tas pats galioja ir šeimyniškam gyvenimui. Vyras bet kokiu atveju stengiasi daryti kažką malonaus savo moteriai. Tai tiesiog natūralus instinktas. Jeigu tu tuos dalykus darysi net nesusimastydamas, tiesiog ėmiau, padariau, darau toliau. Ji pradės tai vertinti vis mažiau. Iš pradžių ji visa švyti, kad tu jai kavos padarei ir cukraus nepamiršai įdėti. Va čia tai laimė, ne? O paskui jau naujausią iPhone'ą nuperki, sakai, aš tave myliu, brangioji, o reakcijos jokios atgal negauni. Tai irgi galima pareguliuoti. Po kokio nors gražaus tavo gesto ar rūpesčio parodymo, tą pačią dieną ar kitą, priklausomai nuo situacijos, galima šiek tiek padidinti distanciją ir nuo moters atsitraukti. Tai reikalinga tam, kad tas pasipriešinimas ir pripratimas prie gero neužaugtų. Nes tai yra būdinga visiems mums. Mes iš esmės priprantam prie gerų dalykų ir dažniausiai nustojam juos vertinti. Tikiu, kad
visi, kas peržiūrėjot šitą video iki galo, dabar suprantat, kad viskas priklauso nuo niuansų, o aš juk tik pradėjau apie juos pasakoti. Dabar įsivaizduok, kiek klaidingų veiksmų mes surastume tavo įprastame bendravime su moterim. Greičiausiai tai bus viena, bet labai didelė klaida. Dėl to nieko keisto, kad tau jau ilgą laiką nepavyksta sukurti sveikų ilgalaikių santykių. O iš tikrųjų, viskas, ko reikia, tai tiesiog norėti keistis. Be jokių apsimetinėjimų, nuoširdžiai ieškoti atsakymų. Tai, kad tu pažiūrėjai šitą video, jau yra žingsnis gera linkme. Ir aš pažadu, kad jeigu tu toliau seksi šitą kanalą, tu išsiaiškinsi visus moters principus ir kaip reikia statyti ilgalaikius santykius.